Labas rytas, suraitytas. Sėdžiu. Pabaigiau antrą aikštelę. Pritrukau, kaip taisyklė, 10 gal varžtų. Tai viena lenta pusiau dasukta, paskutinė lenta, bet bent jau širdis rami, kad prieš žiemą antra aikštelė padaryta ir sutvarkyta ir galima palikti žiemoti. Tai taip. Toliau, ką mes turim, jau grožį turim. Tai bėda ta, kad dar kartą pratempia akėčias ir dar kartą temps akėčias ir dar kartą temps. Ir vat vis tiek jie išlenda ir vis tiek reikia rinkt. O aš jau noriu sėt, o ne rinkt. Ir šiaip reiktų dabar imti ir rinkt. Bet jeigu atvirai žinokit, nebeturiu jėgų pasilenkt, kadangi aikštelę susukinėjom pusdienį. Tai susirietęs, susilenkęs suki. Ryte jau porciją akmenų turėjom. Pradėjo skaudėt galvą nuo saulės tikriausiai ir kanda uodai. Tikrai kanda uodai. Nors įdomiai tokiam bangom atsiranda, dingsta. Ir lietaus turėjom. 5 lašus. Išsigandau jau, kad lis, bet pabėgo. Tai, tikriausiai bandau važiuot namo pailsėt, bent pusvalanduką atsigert arbatos, šiek tiek pasėdėt patogiai, nes nugarytę skauda. O iš tos pusės mes dabar atrodom štai taip. Prūdas išbandytas. Veikia. Aikštelė susukta. Be likusių 10 varžtų. Nu ką, jaunuomenė. Vakar pergyvenau, kad talkos neturiu. Pasirodo, reikia tik tai tarti žodį ir mano siela pasveiks. Va, tik spėja, tik bėga, tik lekia, tik neša. Ačiū. Gražu žiūrėt, kaip žmonės dirba. Einu ir aš dirbti. Gana čia pamandravojau. Einu rinkti. Nu ką, labas rytas suraitytas ir vėl. Šiandien vėl su misijom vizijom. Vakar pasidarėm aną. Akmenys pabaigėm rinkti vėlai vakare. Aikštelės paruoštos. O šiandien sapnavom ir susapnavom su uošviu, kad visgi, buvo planuota, tai reikia kažkaip tai planus įgyvendinti. Tai prisirinkom trosų ir reikia šitą dalykėlį bandyti traukti. Čia buvo minčių, kad kviesti manituką, ten irgi žmonės užsiėmė, tai mes kažkokiu mystiniu būdu, nežinau kaip, bet bandysim kabinti prie traktoriaus, tada čia, apvažiuosim aplinkui ratu. Kaip užkelsim ant mano karkasėlio, aš nežinau, bet kaip sakant, akys bijo, rankos daro. Tai bandysim. O dabar einu greitai pasitiest plėvelę po apačią, kad neprauktų žolė. Pasiruošimo darbai prie pirmutinės vietos. Tai pratęsiau plėvelę, nusipjoviau vamzdį, ruošiamės. Šiandien kaime sujudimas. Technika burzgė. Pradėjom rišt, kažką tai bandyt. Žiūrėsim, kas gausis.
Nu, taigi vis tiek kažkaip tai žmonės anksčiau ir be tokios technikos pasidarydavo darbas. Tai kaip, šitokie vyrai nesugalvosim? Sugalvosim. 1, 2, 1, 2. Greitai, greitai, kaip aš sakau. Žiūrim, kas gaus. Nu, darom statymus. Trūks diržai ar ne? Buvo paruošti metaliniai trosai, nusprendėm, kad bandysim su diržu. Namas pajudėjo. O, dar net ir su slydėm. Ai, su viena slydė. Reiškia, namas netoks sunkus, kaip mes čia galvojom. Ate. Dublis numeris 2. Apsukom, bandom kitą pusę važiuoti. Taip, kas gaunas. Galim, keliam. Trasa tikriausiai neatvers. Tai pasaka. Nu va taip, po truputėlį ir nuvažiuosim. Gal ne taip lengvai kaip tikėjomės, nors nesitikėjom nieko, jeigu atvirai. Prieš ir po. Atsistoju į vietą. Nu, dabar organizuojam toliau. Ką daryti? Jeigu man pasirodo, kad vienų durų per mažai, o va. Čia jau bus panašiau į duris. Tik rytas. Tik atsikėlėm, atrodo biškį pajudėjom. Tik jau vakaras. Projektai. Nu va, projektas atrodo taip. Tenai šitas reikalas užsitaisys. Čia durų nebeliks. Čia bus tokia kaip ir biškį terasėlė. Ir įstatėm pirmas duris. Tadam. O taip va. Atsidaro, užsidaro. Jau gerai. Nu ir antras duris turėtų atsirasti čia. Dėkui visiems bičiuliai, tariu aš Donatas, kviečiu toliau smagiai vakarą. O taip. Mūsų radijo stotimi jau kitos valandos metu išgirsime. Tik rytas vakaras. Atvažiavau šiandien dirbti neįdomaus darbo. Galvojau, kad nerodysiu, kaip čia visgi nelengva viską padaryti. Aš įsivaizdavau, kad trach-bach, 1, 2 ir bus padaryta. Tai dabar procesas toks, kad turiu dirbą. Šitoj dirbai 4 kartus praakėjo ir vis tiek yra visokių smulkių dalykų. Tiesiog imu grebliuką ir 1, 2, o tokius va pradalgiukus grėbiu visą velėną
ir grumstelius. Taip neįdomiai, bet, kaip sako, grožis reikalauja aukų. Dirbam. Ship ship it up, 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 ship ship it up.